Šį klausimą pristato Moki veži ir Top Color dažų gamintojas. Tai 2 raktiniai žodžiai sklandžiam ir maloniam kiekvienų namų atnaujinimui. Dėmesio klausimas. Aš tik noriu užbėgti įvykiam, man labai dažų reikia, žinau. Mes dabar kaip tik dažus perkam šią savaitę. A, jeigu mes neatsakom, jums dažai. Neatsakyk. Tau nereikia dabar dažų, man. Bet įtariu, kad nebus prizo. Bus prizas ar ne? Kaip matai, nėra Ai, skitų. nu, gerai. Kibiras dažų. Tiesiog nusidažyk. Tiesiog. Bet man Pristato. atrodo, kad netgi Pristato, atsakysim ar neatsakysim, Katlerį šiek tiek acetono reikėtų. Dėmesio klausimas. Kokio produkto trūkumas Antrojo pasaulinio karo metais išpopuliarino alkidinių dažų naudojimą? A. Krakmolo, B. Linų sėmenų aliejaus, C. Druskos. Gerai. Kas yra alkidiniai dažai? Ar tai susijęs su alko ir... Turbūt, kad taip. Ir kokios, na, žinai, spiritiniai kokie nors, ar ne? Krakmolo. Spiritiniai dažai. Druskos. Ne, nėra spiritų čia. Yra alkoidiniai. Žinok, negaliu pasakyti, todėl kad čia pas mane Dabar žiūrėkime kitą dalyką. Geriau, ko trūko Antrojo pasaulinio karo Aš metais. nežinau, ar tai yra susijęs su alkoholiu. Nežinau, Antrojo pasaulinio karo metais galėjo trūkti ir krakmolo, nes bulvių ir visoko. Taip. Krakmolo. Stygius. Linų sėmenų aliejus. Linų sėmenų aliejus dažams ar aliejus gali būti naudojamas dažų gamyboje? Sunku patikėti. O krakmolas, nežinau, druskos. Karo metu iš visų 3 dalykų, manau, kad daugiausiai vis tiek dar druskos dar buvo gal įmanoma gauti, ar ne? Druskos, nu, turėjo. Būtų dar fainai sužinoti, kurioje pasaulio vietoje, ta prasme, daugiau mažiau. Europos, ta prasme, vietoje. Bet Ar gali būti kažkoks pasufleravimas apie lokaciją, geografiją ir visą kitą, Andriu? Ar tai yra Europa? Gerai, aš jums pasufleruosiu. Jie labai supyks, bet aš susifleruosiu. Prisiminkit, supyks? kokius iš vis žinote dažus. Nu, gerai. Nu, kam? Raudoni, Šaunuolis, labai gerai. juodi, Bet aš jau pakankamai pasufleruosiu. kiaušinio lūkštų spalvos. Nesuprantu, čia, žinai, jis ką reiškia pasufleru, arba mums pakišo kiaulę ar kažką, žinai, nu. Ne, Aliejai. tai yra aliejiniai arba nealiejiniai ir viskas, nu tai Mindaugai. Jau ir atsakym. Buvo aliejiniai, Nesužinosi. dabar alkidiniai. alkidiniai. Na ir viskas. Trūkumas. Gali būti, kad linų sėmenų aliejus. Matai, per karą gali pritrūkti to, kas yra užauginama. Krakmolas Taip. ir sėmenys yra auginami daiktai, kultūros buvo visos žemdirbiškos nušluotos. Druska apskritai Druska turėjo iš būti principo, nu, kaip ir galėtų plačiai būt. naudojama. Labiau visur. gali gauti. Okay. Krakmolas arba linų sėmenų aliejus. Krakmolo savybės. Sustangrina. Sustangrina ir tiek. Ir tiek žinių. Sustangrina ir tiek. Jau neblogai. Bet krakmolas aš apskritai gal nesu girdėjęs, bent jau tiek, kiek aš metų gyvenu šiam pasaulyje, kad jisai būtų naudojamas Dažams. dažams. Bet ar linų sėmenų aliejų? Sėmenų aliejus irgi neskamba logiškai, bet nesu Ar specialistas. mūsų komanda turi? Tai visiškai 100%. 100% nėra. Bet 99 yra. O man tas sėdžiu. Nežinau, nu tai Krakmolas buvo naudojamas dažuose, ar ne? negalim šito. Ne, Taip negalim negalima. šito. Jo klaus liktai. Aš jau žinau, Andrius duos per galvą mums. Aš esu taip daręs? No. Krakmolą išgauti pakankamai paprasta yra, bet ar jisai naudojamas buvo? Ne, bet jeigu yra, badmetis praktiškai, Tai va. vyksta karas, bulvės reikalingos frontui, Taip. gali būti. Gali būti. Bet linus dar sunkiau turbūt yra. Nes būtent linų sėmenų aliejus, naudotų pigesnį kokį. Turbūt. Na Avokado. gerai, kada? Avokado 5, Iš 4. Afrikos. Gerai, bet 3, dabar čia nepalengvėjo, nes aš galvoju, gal lyg B, bet dabar... Ir Fiksuok. Fiksuojam ir viskas. fiksuoju. Ne, Krakmolas, Kai teisingai. krakmolas? Matai kaip Aš Mindaugai. fiksuoju. Palaukit dar vieną akimirką. Aha, dėl ko? Nes Jau linų, užfiksavo. gali būti, kad ir B linų, nes, ta prasme, Bet aš linai jie jau fiksavau, pakankamai jūs man jau liepėte. augino, ta prasme, Jo, tos linus kultūros pakankamai, buvo, jo. ta Mindaugai, kultūra buvo plati. dėmesio, teisingas atsakymas. Palauk, aš nepasirinkau. Jūs- Pasirinkot, jūs man užfiksavo tikrai. Jūs man... Ko, tu juokauji? Stop! Taip, Hebra! Jis
pasakė, Ne, Mindaugai. Ei, išeinu iš karto kebra. Mes net nepasakėm A variantą. Aš rinkaus B variantą. ta prasme. Ką tu kalbėjai? Šiaip tai sakei, Mindaugai. Aš nesakiau A variantą. Mes atsisukom pasikalbėti. Turėsim atsakyti. Tu nejuokauk. Nu, Fiksuok. Fiksuojam ir viskas. fiksuoju, Ne, Krakoblas. Mes nesakėm jokio varianto. Gerai, man sako, jausi, kad leisiu jums į davą. Mes net jokio varianto nepateikėm. Sakau, dar perkalbam šitą variantą. Susukinėsiu laidą, tikrai susukinėsiu. Andriau, nejuokauk. Mindaugai, aš atsisukinėsiu. Dabar Jeigu būtumėm pasakę A, tai mums patvirtint, kada yra vienas juokas, ta prasme. Man tas sako, tvirtinama, sakau, tvirtinama, bet čia su juo, bet ne tau, aš sakau, ta prasme. Tipo, jo, tvirtinama, žinai. Nu, tvirtinama, tai ką aš žinau. Mes nepateikėm teisingo atsakymo. Tiesiog, iš vis neteisingo. Venkim tokių tvirtinama, gerai. Ne, Andriau, nu šitai. Čia yra nesąmonė. Ką darom? Sunkiau užauginti yra... Sunkiau užauginti gal... Einam, pabandom B gal variantą. Pabandom, kodėl gi ne. Gerai, dabar jau pateikėm variantą. B variantą. B. Linų semenų aliejaus. Dėmesio, teisingas atsakymas. Šiandien prireikus dažų galite rinktis iš gausybės spalvų ir rūšių – sienoms, luboms, fasadui ar medžiai. Bet ar kada pagalvojote, kaip atsirado akriliniai dažai, kuriuos naudojame sienų ar lubų dažymui? Dideli istoriniai sukrėtimai neretai tampa netikėtų išradimų katalizatoriais. Pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio karo metais stipriai sutrikus linų sėmenų aliejaus tiekimui, tradicinių aliejinių dažų gamyba tapo itin komplikuota. Siekdami spręsti šį deficitą, chemikai pasitelkė sintetinės alternatyvas ir ištobulino alkidines dervas – polisterio junginius, kurie tapo naujuoju pigmentų ryšikliu. Taip rinkoje įsitvirtino alkidiniai dažai, kurie ne tik sėkmingai atkartojo aliejiniams dažams būdingą spalvų gylį bei puikų dengiamumą, bet ir pasižymėjo kur kas spartesniu džiūvimo laiku bei didesniu atsparumu aplinkos poveikiui. Ir teisingas atsakymas.